Gerą dieną. Tai kągi, sugrįžtu. Šiandien turiu nuostabią naują viešnią Eriką. Labas, Erika. Labas, Jurgita. Labai Šią malonu tave nuostabią, matyti. šią nuostabią moterį šiek tiek pažįstu, teko prisiliesti. Ir šiandien aš labai noriu ją pakalbinti. Tiesiog pajaučiau, kad galiu kalbėti su ja vėlgi apie moteriškumą. Ir man labai pirmoji intencija, kuri atėjo, tai apie tai, kad ši nuostabi moteris yra įkūrusi savo, kaip dabar gražiai pavadinti, tokią stebuklų šalį, kur kepa skanes duoneles, nes man teko paragauti. Ir Bet galvojau, pridursiu, gal wow. Jurgita, mano tėveliai įkūrė, o aš užaugus tame ir, kaip pasakyti, jau bendrai kaip šeima prisidėjus. Tai papasakosi, labai gerai viską galėsi pasidalinti, na, kiek aš žinau, aš iš savęs ir tai. Ir žinoma, man Erika dar labai nuostabi moteris, tai savo grožiu ir savo šokiu, nes Erika, žinau, ir šoka. Tai mums čia, aišku, jinai atskleis ir daugiau kažką apie savo spindesį, apie savo moteriškumą. Bet pirmiausia, gal ir prisistatyk, kągi tu veiki šitame gyvenime, iš tikrųjų. Labai įdomu. Taip, taigi esu Erika. Šitame gyvenime veikiu iš tikrųjų labai skirtingų daug sferų. Pagrindinė mano veikla, ten, kur, vadinkime, mano darbas, kūrybinis procesas, tai yra šeimos verslas. Esu užaugusi tarp konditerijos gaminių, mano tėveliai kaip tik kūrė verslą, man buvo 7 metukai. Nu ir aš ten taip įsiliejau, kaip ta maža mergaitė, smalsi, viskas įdomu. Ir kiekvieną mielą dieną po darželio, paskui po mokyklos, aš keliaudavau į cechą. Tais laikais dar buvo iš tikrųjų vienetai, kas turėjo konditerinius cechus, mes vieni pirmųjų. Tai buvo be galo įdomu, kaip vaikui. Tai žinokit, tame ceche su visom tom moterim savom. Pradžiai dirbom iš tikrųjų močiutė, mamytė. Wow, kokia graži. Ir žinokit, visos tokios moterys savos, iš savos giminės, savo šeimos, mes ten ir dirbom, sukom puodus, kepėm biskvitus, o aš kaip vaikas, nugi labai įdomu, tai močiutė parodyk tą, padėsiu iškepti kepinuką kažkokį, tai tortuką padėsiu paglajuoti, tai va taip ir sukausi. Iš tikrųjų, ir iki dabar likau, pasibaigiau ekonomikos, finansų mokslus, bet viduj žinojau, kad noriu likti čia, nes va taip kvietė tas toks vidus tave, kad nu va čia atrodo taip sava, kaip tavo, nes tu užaugus tame, tu mačius tą atmosferą, tą moterų aurą. Ir va pasirinkau likti tame versle ir realiai dabar man 40, tai nuo 7 metukų iki dabar mes ir va grojam tą muziką visa šeima drauge. Ir gyvenam taip iš tikrųjų saldžiai ir iš tikrųjų moteriškai. Va, tu labai gerai, Jurgita, pastebėjai. Taip, gal niekad taip neakcentavau stipriai, kad va tas verslas toks labai moteriškas. Tu va tokį va kabliuką palėtėjai, kad taip labai čia viskas moteriškai ir užsimaitina taip nuostabiai, ar ne? Todėl aš galiu pasakyti, kodėl, nes jeigu gerai pameni, aš užsakinėjau pas tave labai gražią iškeptą duonelės ir duonelės, kurios buvo perduotas mano giminės susitikimui. Ir kai aš tada dovanojau visiems šeimos susirinkusiems nariams, giminės, netgi dideliam plačiam stalui, man viduje buvo toks jausmas, kad va močiutė irgi kepdavo tą duoną tam pečiui ir taip moteriška. Ir po to aš kažkurį momentą galbūt pamiršau ir iki to dar biškį skaičiau kažkur. Ir po to ir dabar man nagrinėjant moters archetipus, viena iš archetipų yra šeimininkė. Tai yra moteris, kuri gamina, kuri deda savo rankomis į maistą tą visą energiją. Reiškia, kokią aš įdedu energiją, ar ne, tokia energija keliauja į mano visą šeimą. Visa mano šeima švyti laiminga arba atvirkščiai nelaiminga, nes moteris nelaiminga. Tai vat man tavo šitas duonos kepalas, kepalėliai, kurie atkeliavo, nu man tai yra kažkas wow. Ir man atrodo, kad tai tikrai apie tą moterį šeimininkę. Ir kai tu pasakei, kad tai yra
iš kartos, netgi 3 karta eina, wow, tai yra taip stipru ir taip gilu. Labai ačiū, Tikrai, kad pasidalinai. tikrai ir ačiū tau, kad atliepiai į tas duoneles ir kad užsakėjai ir pavaišinai savo giminę. Tai mums toksai, žinai, atgalinis ryšys, visą laiką su mama kalbam, kaip gera, va taip išgirs tokius gražius žodžius, tai yra taip gera, toks, va, atrodo, pagrindinis atsidėkojimas, dėl ko mes esam, nesgi teikiam džiaugsmą per savo skonį, per savo gaminius. Su meilė gamina, taip. Su meilė ir dar pasidalinsiu tais vat senais laikais, kai tik atsidarėm, va ten tie pirmi 5 kokie metai, kai dirbo tos savos visos giminės moterys, ar ten draugės mamos, tai žinokit, dainuodavo moteris ceche, kai va senais laikais, sunku, kalėdos, Velykos, daug darbų, dainuodavo, kad jom būtų lengviau ir su daina gimdavo, žinokit, šedevrai. Moteris nuostabiai kurdavo, tai kažkas tokio wow, va tos visos dainos, ta visa atmosfera, ta visa energija, čia vyresnė moteris, čia brandesnė, čia vaikas aš ir visos mes bendrystėj kuriam, darom, stengiamės vardan žmogaus, kad suteikti jam džiaugsmą, kad užmaitinti tą savo energiją, ką mes vat savy turim. Taip, ir žinai, vat, labai man dar labai tas akcentas, kad apjungia moteriškumą, ar ne, ir turbūt, vat, kas šeimoje augina mergaitės, ar ne, vat, nežinau, pati ar nepamenu, turime mergaitę. Turiu. Tai vat, kaip labai svarbu, ar ne, kaip mamai arba kaip močiutei perduoti kažkokias tradicijas. Kodėl aš kalbu, nes, na, tas moteriškumas tikras, kad išliktų, kad moteris gyvuotų, jinai negali tapti tuo robotu, kur nueina viską parduoti, nusiperka ir sako, dedant stalo, ar ne? Nes eina energija. Ir aš kažkuriam savo podcast'e kalbėjau, kad moteris yra tas pagrindas, ant kurio yra ir statoma. Ir man ta duona, nes mes be duonos, aš nežinau, aš tai tikrai pripratus, mėgstu labai duonelės, ar ne, tos kepinius, tuos keptus, tuos ir ypač ten, kur atrandi, kad tai yra rankų darbo, kad žmonės iš meilės daro ir tiesiog tave sužavi iš vienintelio ten kažkokio kepsnio, wow, tai galvoju, wow, va čia tai yra, wow. Tai vat, ar kaip tu manai, ar savaime tai vyksta, ar tai yra kaip kažkoks, vat, irgi kodas užkoduotas, kad ar ne, man perdavė, aš perduosiu ir va taip ir eina. Vat. O gal pati savo kažkokią istoriją, žinai, iš kur tai atkeliavo, gal močiutė jai perdavė promočiutę, aš nežinau, net įdomu iš tikrųjų, nes tai yra labai graži grandinė, kuri įkvėptų moteris kažką darant tai, ką iš meilės, irgi perduoti, nes tai yra labai didelė vertybė, nes tai pagaminta su meilė. Taip, labai taikliai pastebėjai ir mes, va būtent jeigu konkrečiai duonelės kepimą, tai perėmė mama iš senolės. Tai nebuvo mano močiutė, tai mano teta, mano senelio brolio žmona. Mes gyvenam viename name, mano mamytė su jais gyvena. Ir labai artimi esam, taip kaip šeima, jinai lygiai taip pačiai kaip man močiutė, nes mano močiutės jau mirė, aš neturiu, o va ta senolė, jinai yra kaip močiutė man. Ir jinai perdavė savo receptą mano mamai. Mano mama pradžioj namuose pasikepė, pasibandė, ir tada mes jau išmokinom moteris ceche, ir va tai va gimsta ta duonelė. Ir iš tikrųjų, kai moterys, būna pailsėję, geros energijos ir įdeda tą meilę kepant. Tai pati matai, kokie stebuklai būna, ar ne, Jurgita? Wow, iš tikrųjų būna wow. Ir iš tikrųjų net girdėjus esu tokių atsiliepimų iš savų pažįstamų draugių, kurios negali gliuteno, tarkim, toleruoti, ar ne? Tai sako, Erika, bet žinok pas tave, kad ir mes nusiperkam tą tortą su tais miltais normaliais, su tuo gliutenu, žinok, nieko nebūna. Sako, kaip čia taip yra? Sakau, žinokit, dėl to, kad pas mus kaip namie. Ir tie gaminukai kaip namie, viskas tuo energetiniu principu ir tiesiog ir pagal receptūrą, pagal viską, tiesiog ta tokia labai jaučias namų aura. Net ir mūsų pačios patalpos, jos tokios kaip namukas. Moterim gera, nes ten jos jaučiasi saugiai kaip savuose namuose. Sukūrė tokią erdvę, taip gimė ir tai gimė tiesiog
iš vidaus pajautimo tokio ir gavosi natūraliai, nieko va taip per daug negalvojant. O tas perdavimas, jis turbūt irgi, Jurgita, ateina natūraliai. Kai natūraliai aš pati tame buvau, norėjau, tėvai mato, mama mato ir taip žingsnis po žingsnio tu perimi, išmoksti, suvoki tam tikrus dalykus. Na, o dabar mano dukrytė, jinai irgi pati pareiškė norą, jinai nori pas mus dirbti ir jinai jau keli metai vasarą, žinok, jinai ateina ir pradėjo dabar ir domėtis tom sudėtim tų gaminukų ir va tai va pati pareiškus norą perima. Ir iš tikrųjų, kaip svarbu, kaip gera, visos kartos prie vieno stalo pasikalbam, pabendraujam, padedam viena kitai. Tai iš tikrųjų, žinok, jausmas yra wow, va tas šeimos verslas daug iššūkių turi, labai tikrai daug iššūkių su savais dirbti, turbūt pati paantrinsi, ar ne, labai sunku, daug pradirbti, ką reikia, ar ne? Žinoma. Atsineštų karminių dalykų ir labai sunku, bet tą, ką tu gauni, tai yra wow. Ta bendrystė, tas šeimos pojūtis ir kai tau tai yra svarbu, o mūsų moterim šeimos vat labai tas svarbu, mes atsinešę tą tokį suvokimą, tradicijas. Ir iš tikrųjų mūsų, vat, net pasidalinsiu giminė, vat, iš tėčio pusės ir iš mamos, mes vat, labai turim tas tradicijas. Mes einame kartu bendrauti į gimtadienius, ar susitikimus kažkokius, ar net koncertus, ar kažkokias parodas, muziejus, bet mes būrėmės. Ar į žygius kažkokius tai vasarą. Mes labai tą giminės tradiciją visą puoselėjam. Tai vat, labai iš tikrųjų. Aš dabar taip sėdžiu ir galvoju, aš tai kai užsakinėjau duoneles, tai tikrai tiek nepaliečiau ir nežinojau, bet aš tiesiog norėjau labai. Ir man, vat, tu buvai tuo metu, ar ne, mes tada ten bendravome, turėjom kitų dalykų ir galvoju, bet kaip gerai, galvoju, tai ką man čia sugalvoju ir staiga tos duonelės. O dabar taip sėdžiu ir taip kūne visas geras, toks jausmas, galvoju, wow, tai čia man toks graži patirtis, nes gauti iš šeimos, kurioje yra tradicijos moteriai, tai yra, tai tikrai nuostabu. Ir žinai, kas man dar tave dabar palietė, labai gražiai pasakei, žinai, kad visi mes gyvenime turime iššūkį, aišku, ir galbūt dirbdami, turėdami santykį ir su savais, ir su svetimais, bet aš žinau, kad tu esi ta moteris, kuri visą šitą puoselėdama, ar ne, aišku, įdėdama daug meilės, labai gilinės ir į save, kas šiandien moteriai irgi labai yra svarbu. Tai papasakok, kaip tu tą darai ir kaip sau padedi, ar ne, tam gal tikrose situacijose, kas tau gelbsti, ar ne, tą išlaikyti harmoniją, nes ta moteris yra harmonija ir tikrai tavyje jaučiasi, aišku, mes kaip kartais sakom, galim pabūti raudromis ir uraganais, bet nurimstam ir vėl tyla, ir vėl ramybė, ir vėl, tai pasidalink, kaip tu tą. Gerai. Tai va dabar ir priėjom, kaip ir sakiau, prie tos kitos jau mano pusės. Tai viena tokia labai tokia verslė, šeiminiška, su maistu, konditerija. O kita ta mano pusė, jau iš tikrųjų nuo pat, žinok, vaikystės aš pajaučiau, kad mane labai domina subtilūs dalykai. Aš skaitydavau tokias visokias knygas, kur kažkas paslėpta, užslėpta. Ir tas ezoterinis pasaulis visada domino. Mes ten su draugė, žinok, vaikystėje prisigalvodavom visokie bildukai, kviesdavomės su žvakėmis. Jau va tada buvo toks didelis poreikis kalbėti su kažkokiam dvasiom, eiti tą tokį gilį, ar ne? Ir va taip laikui einant, augant, man vis toks, va atrodo, kažko trūksta. Va kur aš čia dar? Kas dar aš esu? Ir taip žingsnelis po žingsnelio pradėjau gvildenti. Ir tas moteriškumas, bet tai ir yra, kai tu pradedi gilintis į save, ko tavo siela, ko tavo vidus nori, tu atliepi tam ir tu kuri save per tą pusę. Tai pradėjau labai domėtis astrologija. Tiesiog man tos visos planetos, žvaigždės buvo be galo įdomu. Ir čia labai stipriai atradau save. Jau prieš kokius 5 metus aš va taip pradėjau mokintis, dėti žinias, kaupti. Ir dabar darau savam ratui, vieni per kitus, va taip kol kas, ne viešai, bet taip savam rate, vieni per kitus darau tas analizės. Ir tai man labai padėjo suvokti, kas yra ir tas moteriškumas, bet ir ne tik. Padėjo suvokti žmonės,
kas turi savybės, kokius skirtumus turi ir kaip tai toleruoti, kaip lengviau bendrauti, kas man aktualu ir įmoniai, kolektyve ir šeimoje. Kai tu suvoki, tai atrandi, kai tu giliniesi, pradirbi savo silpnas vietas, iškeli ir atgaivini savo stipresnes, tada tas santykis kitaip vyksta. Tai va, iš tikrųjų, šita mano dalis, tai man yra, kaip aš sakau, mano siela. Čia yra mano siela, mano giluminis vidus, astrologija, paskui ir numerologija, draugė su tavim. Tai man yra, wow, šitie mokslai, tai yra numeris 1, iš tikrųjų, moterim, kaip pradiniai įrankiai pažinti save ir kitus. Jeigu nori lengvesnių santykių, nesvarbu kur, šeimoje, versle, su vyru, su vaikais ir galų gale pačiai su savimi, tai čia yra, stebuklingi įrankiai. Ir nuo to pradedant, tu tiek atrandi daug savęs, kas tau dar patinka, kur tu dar gali save pakreipti. Tai va, tai tiesiog kaip buvo užraktas, kur atrakina va tau dar didesnį tavo potencialą. Tai besigilinant į visus šitus subtilius dalykus, paskui jau einam ten ir energijas visokias, labai pradėjau domėtis, kaip jos vaikšto, kaip jas pajausti, kaip suvaldyti, kaip tą balansą atkurti, nes iš tikrųjų labai svarbu šiame laikmetį, o ypač dar kai būni versle ir su žmonėm, tai tą balansą palaikyti yra be galo svarbu. Tai man labai padeda meditacija, joga, va šitie dalykai kasdienybėj privalu. Ir dar kas labai svarbu, ką noriu pasakyti, aplinkos švarinimas. Labai puoselėju ir stengiuosi savoje erdvėje, savo namuose, taip pat ir atvažiavus į darbą pas mamą, mes labai stengiamės valyti energetiškai erdvę. Tai eina ir smilkalai, ir žvakės, ir eteriniai aliejai, kad tu paruoštum tą erdvę. Ir tada teka, tu užmaitini, va taip užmaitini ir išvalai, ko nebereikia. Tai va šitas dalykas irgi eina draugė, žinokit, su mumis, mes jau taip kaip tokie nematomi, kaip aš sakau, nematomi kardinolai su mama, tai va taip padarom va tą tokį dalyką, pravalom tą erdvę, darom šitus subtilius dalykus, tiek namuose, tiek įmonėje, kad tiesiog būtų visiems geriau, kad visi jaustųsi ir kaip namie ir užmaitinti. Tai va, tai toks labai subtilus dalykas, kuris man yra kaip moteriai, aš suvokiu, kad turbūt turėtų kiekviena tą daryti, nes tada ir namų erdvė kitaip veikia, kitaip vaikai jaučiasi, šuniukai kitaip jaučiasi, vyras kitaip jaučiasi. Tai va, tas namų erdvės jaukinimas ir valymas šitom priemonėm, tai mano nuomonė asmeninė ir patirtim tai yra labai svarbus. Man, žinai, tas šeimininkės archetipas, jisai yra, jeigu iš 8, man atrodo, yra tam antra skaitosi, man atrodo, o ta moteris, kuri ta visa dvasinė, ar ne, sritimi domisi, savo švara, savo aplinkos, jinai yra pačiam aukščiausiam, tame dieviškajam, kur jinai supranta, kad jinai savo gyvenimą kuria būtent taip ir man taip širpuliai eina per kūną, galvoju, kaip nuostabu moteris ir šeimininkė ir maistas, ar ne, ir iškart čia yra tos dvasinės. Tai vat kas klausotės, pajauskit širdimi Erikos tą energiją, kuo jinai dalinasi, nes aš visada mėgstu sakyti, kad yra raktai, kur siela tiesiog pajaučia ir ateina toks gilus suvokimas. Ir vat man tau, net kalbant, aš labai irgi tą pajaučiu, kaip gražiai apjungta viso tai, kaip suderinta, ir vat tu labai gražiai pabrėži, kad yra balansas, nes kai yra disharmonija gyvenime, tada būna, manau, irgi daug tokių, žinai, visokių iššūkių labai didelių. Taip, jų galbūt būna, bet jų mažesnių turbūt, ar ne, tokių, su kuriais galima ramiai, ar ne? Ramiai susitvarkyti, taip. Tikrai taip. Tai labai labai džiaugu ir iš tikrųjų labai gražu klausytis, kad tokioje ilgametėje kūryboje, pradedant nuo prisilietimo virtuvės, ar ne, kepimo ir paliesti tą sritį. Ir labai gražiai išgirdau, kad visos žinios praverčia ne tik versle, bet ir šeimoje.
Ar ne? Taip, Tai yra, kuri moteris turbūt sutiks, kad pirmiausia, turbūt mūsų gyvenimas ir prasideda nuo šeimos, o toliau pereina į mūsų tuos verslus. Gal taip. galėtum pasidalinti, kokiais ingredientais ar atrasta kažkokia patirtimi, kas padeda va tą harmoniją įnešti, ar ne? Nes tikrai visko gyvenime būna ir tai normalu, čia mes ir atėjom patirti visko, bet galbūt turi kažkokį ingredientą, nežinau, galbūt kažkokį susitarimą šeimos, kaip kažkokią tai, kaip čia dabar man net užkrito pavadinimas, kad kažką darytumėt, kad, nu, vat, kad ta, žinai, nes dėl ko aš noriu paliesti, todėl kad Mhm. labai daug šeimų nesutarė, labai daug randa problemų daugiau negu pliusų. Ir vat, galbūt per tavo gyvenimo istoriją mes galėtumėm pažvelgti, kokių yra pliusų. Žinoma, aš tikiu, kad yra ir minusų, bet mes jų nelieskim. Palikim nuo šaly. Mes palieskim kažkokius tai pliusus, kur tu kaip moteris pamatėjai, pajautėjai ir supratai, kad tavo šeimoje taip yra, ar ne, ar tu gali, vat kažkaip tai, ar ne, savo šeimą įkvėpti daugiau. Taip, tikrai taip. Kadangi mano atsineštinis tas toksai kraitis yra labai šeiminiškas pagal astrologiją, vėlgi grįžtu prie šito mokslo, nes šitas mokslas vėlgi labai irgi atrakino tuos užraktus į santykį ir suvokti būtent kaip vat šeimoj ir tavo šeimoj, kai tu matai vyro horoskopą, vaikų horoskopus, savo horoskopą, kaip tai suderinti ir kaip prieiti prie kiekvieno. Tai pirmiausia, tai pagrindinis iš tikrųjų dalykas, vat ir visom moterim pasakysiu, kad būtų santykis kuo darnesnis, tai eiti į save ir pažinti save. Ar per skaičius, ar per planetas. Kai mes pažįstam save, matom tas savo aštres vietas, kur reiktų šlifuoti, kur reiktų pasitvarkyti, matom savo stipres pusės, kurias mes galime skleistis. Tiesiog laistyti nuolat ir skleisti. Ir kai mes dirbam su savo visom tom dalim, besigilindamos vat, į astrologiją, į numerologiją, tai labai stipriai viskas keičiasi. Iš tikrųjų, daug labai gilinuosi ir į tuos santykius, ir į viską. Ir dabar toks man suvokimas yra, kad turbūt 80 procentų šeimoje labai priklauso nuo moters, kiek jinai eina į save, į savo gilį, į dvasingumą. Tas dvasingumas tai ne tai, kad ten nuolat į bažnyčias eiti, ar ne, tas dvasingumas tai yra tas tavo gilis, tavo išminties, vidinės išminties kaupimas. Ir gilinamasis būtent į save. Tai kuo daugiau gilinamės į save, tuo daugiau erdvė atreaguoja. Tada keičiasi ir vyras, ir vaikai kažkaip tai kitaip pradeda elgtis. Nes mano konkrečiai atveju, bet jeigu, tarkim, ta formulė, kad prisitaikymas, ar ne, gal patylėsiu, galbūt labiau kažkur kažko nepasakysiu, tai tikrai netaip veikia, kaip tu eini į save, tu augi ir užmaitini tą erdvę savo šitą energetiką ir tada matai, kad keičiasi ir kažkokios vyro įdos. Tiesiog savaime viskas vyksta, srautas pasileidžia ir vyksta. Todėl pagrindinė formulė pagal mano patirtį ir kiek teko bendrauti ir su draugėm, pagal jų patirtį, tai tik gilinimasis ir ėjimas į save. Jisai gali viską pakeisti šeimoje. Ne akcentas ant kito žmogaus, ant jo minusų, bet ėjimas į save. Ir tada viską keičia aplinkui. O jeigu jau būna nepakeliui, tada išsiskiria ar draugės, ar šeimoje. Tai va šitas dalykas man labiausiai, žinok, padeda, Jurgita, tiek astrologiniai, tiek numerologiniai dalykai. Ir tu, jeigu tu žinai, kad pas tą žmogų ten, tarkim, ar ne, truputį paliesiu numerologijos, tarkim, yra koks 15 karmoj ir pas tave 15, nu tai tu suvoki, kas būna, kai susitinka tą būdų ir kaip reikia tą tvarkyti, kaip reikia su tuo dirbti. Tai va taip padeda, va šiti dalykai, ėjimas į tuos mokslus, tai numeris 1, žinok, numeris 1 ir tada gali, kaip aš mokiausi astrologiją, man va irgi mokytas sakė, nėra nesuderinamų porų, tiesiog nėra. Arba tu prasidirbi savo tą horoskopą ar savo tam tikras savybės per skaičius, tada viskas, su visais gali sugyventi ir puikiausiai vystyti santyki. Tai viskas priklauso nuo tavo augimo. Tai va, tai tokia mano yra pagrindinė formulė. Kitaip sakant, kai priemam savo velniukus visus vidinius, ar ne, visur kitur pasidaro jau angeliukai.
Taip, neieškom tada kitų ir suvokiam tiesiog, kad pas tą žmogų va taip, ir tada jau žiūri, kokiais keliais, kaip prie jo prieiti. Tai va, labai tu gražiai pabrėžiai ir man, žinok, taip atliepia širdžiai ir manau, kas čia mūsų klauso lygiai taip pat. Ir man labai ateina toks irgi pasidalinimas, kad tai rodo, kad moteris myli save. Nes kai myli save, rūpinasi savimi, o ne pirmiausia kažkuo kitu, ar ne, ar mes neieškom problemų kažkur ten, bet mes žiūrim savo tiesai į akis ir pripažįstam, kad mes galim ir taip gyventi ir va taip galim gyventi. Ir viskas su tuo yra gerai, bet kai mes bėgam nuo savo tos tamsiosios tiesos, tu turbūt sutiksi, ir sakom, ne, aš tai ten tokia fainė, pukuota ar graži, bet jau va ten kažkas kitas, tai jau neduok Dieve, ar ne? Ir iš tikrųjų, kaip gera gražiai žiūrėti, ir vat, aš tikrai jaučiu, kad čia moterys ir vyrai pažiūrės tie, kuriems tikrai lemta, ar jie tikrai atras raktą, kad viską galima keisti, viską galima koreguoti. Ir jeigu tu dar turi įrankius, o jeigu dar turi išminties, ar ne, savo vidinės išminties, tai reiškia, tu gali ir įgyvendinti. Taip, ten, kur jau yra nulemta aukščiausio Dievo, mes tam tikrų gali momentų jau ir nebeįtakoti, nes tai jau yra susitarimas turbūt, ar ne, sutiksi su manim sielos. Taip, bet ten, kur yra patirtys ir kurios galim per jas aukti, nes turbūt sutiksi su manimi, kad moteris labiausiai auga, būnanti savo su partneriu, ar ne, ir moko skleistis va tai, ar ne, kaip rožiai kažkokiai, ar ne, ar kažkokiai kitai gėliai, nes jeigu moteris nesirūpina savimi, na, vyras ar tikrai gali užpildyti jos vidinę tuštumą. Ir dauguma moterų sutiksi su manim, kad šiandien yra tuščios ta prasme, kad ieško aplinkoj, kuo užsipildyti. Kažkas daiktais, kažkas kažkuo dar, o kažkas, kaip Erika, labai labai gražiais dalykais. Labai labai nuostabu tave klausyti ir labai labai gera. Ir žinau, kad tu dar kažkuo užsijemi ir žinau, kad va tas viskas apsijungia, gal netgi sakyčiau, tam kūniškame judesyje, ar ne, savo visam tam žavesyje, nes kaip ten tu sako, beapsirengtum, kaip tu ten beįsidažytum, arba ten tave išpuoštų, išdabintų, jeigu viduje nėra to švitėjimo, niekas ir išoriai nepadės, ar ne? Tai ką dar ten veikia tokio nuostabaus? Ir kaip tu tą atradai galbūt? Gal irgi tai yra šeimos tradicija? Iš tikrųjų, atrasti nereikėjo, nes vėlgi, nuo pat mažumės jau tai buvo manyje, o tai buvo kas? Šokis. Šokis man visą laiką buvo taip artimas, aš vaikystėje jau būdama 4 metukų mamytė nuvedė į šokius, tada dar gal buvo per prievartą toksai laikas, bet man rezonavo, patiko, aš šokau, kokius gal 5 metus, paskui paauglystė atėjo, ir tada jau paleidau to šokius. Bet visada buvo viduj, man toks, bet gera žiūrėti projektus su šokiais. Ir atrodo, tu tiesiog taip įsijauti, atrodo, net tu jauti, kad galbūt kažkuriam gyvenime tu ir buvai kažkokia šokėja. Tai man toks vidinis visą laiką būdavo apie šokį. Ir aš paskui jau, kai susilaukiau pirmos mergaitės, po kažkurio laiko labai taip atrakino tas matyt duris, kad reikia tau, Erika, vėl išeiti šokti. Aš pradėjau šokti linijinius šokius, šokau ten gal nemažai, gal apie kokius 5 ar 8 metus, kol pradėjau lauktis antro vaikiuko. Ir tada jau toks etapas, kad noriu kažko kito, tokio moteriškesnio, tokio plastiškesnio. Ir tiesiog, žinai, kaip Jurgita, ir tas mintis siunčiau iš tikrųjų ilgokai, gal net keli metai, buvo jau atsibodus tas šaka linijinių šokių, nes pajaučiau, kad jau noriu į kitą kažkokį lygį. Ir taip tas mintis vis siunčiau, kažkur man nueit pasibandyti, nueidavau vienur, kitur netikdavo. Ir tada gavosi taip, kad draugė pasiūlė eiti tokį renginį moterų. Ten tiesiog buvo daug visokių lektorių, irgi apie moteriškumą buvo renginys, apie moterį. Ir mes nuėjom į tą renginį ir atklausėm visos dienos paskaitų ir pačiam gale išeina tokia šokių grupė.
ir sako, va, čia mano šokėjos, mes jums dabar parodysim, bačiatą jos, man atrodo, šoko tos merginos, ir aš pamačiau ir sakau draugiai, žiūrėk, va čia aš norėčiau, va čia dabar save irgi kaip šokėje matyčiau, sakau, eisiu, tikrai eisiu, kai nulips ant scenos ir paklaus, ar galima lankyti. Ir kaip tik aš, kai jau baigė šokti, ta trenerė su savo merginų grupe, aš prieinu, jinai duoda lankstinuką, sako, taip žinoma, kviečiu naujas merginas, kas nori ir dar man netoli namų. Tai žinok, irgi tavo taip, kaip Dievas, tu prašai, Dievas angelai girdi, tikrai viską girdi. Ir man va tiesiog aš atėjau ir pamačiau, kad man taip viskas tinka ir mokytojai, ir kolektyvas. Ir žinai, aš visada norėdavau ne tik šokti kažkur, kad va šokį, bet norėdavosi ir tą rezultatą parodyti. Ne tai, kad ten kažkur varžybose, gal ant scenos, bet mūsų va principas, koks šokių merginų šokam salsa bačiata pas Gintarę Malinauskaitę, mes darom taip, sukuriam šokį, išmokstam ir tada einam filmuotis. Pasiemam fotografę, filmuotoją, pasipuošiam, visos susitariam aprangą, makijažą, plaukučiai ir arba savo studijoje, arba kitoj ir mes tenai pasidarom savo tokį fainą dalyką, savo to šokio įprasminimą. Nusifilmuojam, nusifotografuojam ir mes va tai va kaupiam savo visą šitą biblioteką šokių. Ir yra taip gera, žinok, ir taip smagu, noriu paskatinti, nes tikrai matau, kad moteris bijo šokti, matau ir tarp draugių, atrodo nedrąsu, gal nemokėsiu. Iš tikrųjų, eikit moteris šokti, tai taip išlaisvina. Ateina ir medikės, ir mokytojos, ir dėstytojos, ir direktorės. O kai šokių salėje tu net nesupranti, visos tokios atrodo valiūkiškos, visos lengvos, visos bendraujančios, besijuokiančios, paskui kai pabendrauji, suvoki, kad čia ir rimtų pareigų yra, ir atsakomybių, o šokyje visos laisvos, moteriškos, tokios, kaip aš sakau, per pievas, va, bėgančios moteris, va, ta tokia, energija, žinokit, wow. Ir atsipalaiduoja kūnas, išlaisvėja. Aš tiek išlaisvinau irgi tą savo, žinok, kūno, kur man nei vienas, nei sportas tiek nepadėjo išlaisvinti kaip per šokį. Tiesiog, va, tu jauti tas vietas, kur galbūt pas tave ar ne ten, ar sąstovas, ar įtampos, ir per šokį viskas išlaisvėja. Ir taip gera, nereikia čia siekti kažkokio maksimalizmo, tiesiog pasimėgauti savim, kiek tu tuo metu gali, kiek tu gebi, nesilygiuojant, nežiūrint į aukštesnes. Ir tada taip gera, taip smagu. Tai labai labai tikrai moterim paskatinčiau šokti. Ir va tai ir yra meilė savo, kai atrandi tas veiklas, pirmiausia, su savim pabūni, suvoki, kas yra apie tave ir eini, tiesiog drąsiai eini ir tą darai. Tada tavim džiaugiasi ir šeima, ir vyras, ir tu jautiesi įvertinti, ir jautiesi moteriška. Tai svarbiausiai kurti save pačiai, nebijoti, kurti, o tikrai viską galima spėti. Viską galima spėti, tai reikia su meile eiti į save ir viskas tiesiog tau Dievas padeda, nukloja tau kelią. Taip, ir aš žinok, tau pritariu. Aš kažkada labai labai senai irgi norėjau šokti ir nors mokykloje irgi ten lankiau kažką, bet gyvenimas, kaip ten sako, dėliojo, kad neišėjo. Ir kai pakliūni į šokius, o aš rytietiškus šokius pakliuvau, nes labai labai norėjau irgi, taip viskas tobulai susidėliojo, kad aišku, šiuo metu kelionė yra sustabdyta, uždaryta, bet tau labai noriu patvirtinti ir visoms moteriams. Per šokį išsilaisvina moters visos užspaustos, sukauptos kažkokios patirtys. Nes kai tu šokį galvoji, ar aš tikrai taip galiu šokti, ar aš taip iš tikrųjų moku, ar mano kūnas gali taip judėti. Aišku, mes ten šokdavom savo šeimos nariams visų, tai irgi vis tiek prieš svetimą auditoriją, bet tai irgi davė pasitikėjimą, turbūt ką ir tavyje labai išgirdau irgi savimi, nes kai tu pasitikė savimi ir ypač savo kūnu, jį priemi toks, koks jis yra, ar ne, nes moterys mes visos skirtingos, ar ne, mylim save, na, kaip davė Dievas, ar ne, tai kodėlgi mums neleisti juo pasidžiaugti, ar ne, ir su kitu. Ir to stiliaus, kurį tu šoki, aš iš tikrųjų nežinau, nesu bandžius, bet ką man teko pamatyti, ten yra labai daug laisvės. Ten labai yra daug tokių, sakykime, judesių, ar ne, kur moteriai tikrai padeda ir kai tu pasakai, kad tikrai išlaisvėja daug kūno,
tai tikrai sako, kad ar ne, moteris va, tada tampa ta, vadinkim, srauto laidininkė, ar ne, kuri lengvai ir per ją teka energija, per ją lengvai viskas vyksta, ar ne, nes nebėra įtampos. Taip, Nes net jeigu eisim į praktikas pas mokytus, turbūt, nežinau, ar teko kur nors, liepia ten ir pasikratyti, ar ne, ar kojas patrepsenti. taip. Tai vat šokyje, ar ne, yra kažkokie galbūt netgi ir pratimai, nežinau, gal ten ir jūs ir sportuojat kažką, gal dar pasidalinsi, ką tau padėjo šokis labiausiai atlaisvinti, nes šiaip, kiek žinau, šokis yra su moters ir seksualumu labai susijęs, su ta tikrąją moteriškąją prigimtimi, ta vadinama laukinė moterim, kuri nesigėdija, kuri priima ir nežiūri, ką kas pagalvos, ką pasakys, arba kokį apdarą užsidės. Nes kai aš jau irgi galvojau, o man mintise ir viduje buvo taip ramu, galvoju, koks skirtumas, nors ir taksi teko važiuoti ir galvoju, taksistas arba neveš su tokia išvaizda, nes ir makiažas tam tikras turi atitikti, bet kai tu į viską žiūri lengvai ir paprastai, supranti, kad gyvenimas yra wow, tu galėjai žaisti kaip įvairiausiamis spalvomis ir įvairiausiams patirtims. Tai vat kaip ten pas jūs yra, kaip tu pati jauti, ką tau daugiau gal padėjo irgi dar atskleisti, kad mes galėtumėm vat moterim parodyti, kad duoda vertę tikrai. Tikrai taip. Pirmiausia, tai kadangi tas šokis buvo labai stipriai apie mane, tai pirmiausia labai svarbu suvokti, kuris šokis apie tave, nesgi yra begalės jų rūšių. Ir kai jisai yra tikrai apie tave, Jurgita, tu būdavo po darbų, aš dar mažiuką auginau, jis man ten nemiegodavo naktim, tikrai ta mano nervų sistema labai įtempta ir pervargus. Ir tu nueini to šokius, Jurgita, tau taip atpalaiduoja galvą, nors ten reikia galvoti, ten yra choreografijos, brėžiniai, bet vis tiek kitaip, tau ant tiek tinka, man žinok labiausiai išlaisvino ir atpalaidavo mano galvą. Dėl to galbūt, kad čia man labiausiai įtampos buvo tuo metu. Ir tu tiesiog išeini toks pasikrovęs to pozityvo, tos moteriškos energijos, tos laisvės, tos, atrodo, wow, net važiuoji mašino, juokiesi, šipsaisi, kaip faina, kaip gera, vakaras vėlyvas, atrodo visą dieną ir pavargai ir dirbi, atrodo, kad jau viskas tik tai namo ir į lovą, o čia po šokio tu vėl jautiesi tokia kaip nauja banga. Tai man va šitas va pliūpsnis ir aš pagal tai prajaučiu, ar man tinka ar ne. Aš išeinu nepavargus, aš išeinu kažkokia be nuotaikos, kad būčiau. Tas pakilėtas jausmas, va ir suvoki, kad čia tikrai yra tavo. Tai pirmoji vietoj tai man visą galvą išlaisvino, o toliau tai labai stipriai laisvina šiti šokiai, salsa, bačata, rankas, nes ten labai daug plastiško, tokio sensual judesio yra ir per rankas. Ko vat man ir trūko, ko iki tol nemokėjau, tai labai stipriai laisvina per rankas tą judesį ir tada jau pajungi visą kūną ir jisai toksai vat banguojantis, plaukiantis. Tai žinok, wow, tas jausmas, kai tu pamatai, kai tavo kūnas, jisai nebekampuotai, bet jis jau geba išsilankstyti, jis geba riestis ir ateina tas toks moteriškumas, tas visas toks meilė savo kūnui dar labiau pastiprėja ir tu matai tas kitas šalia moteris, kaip jos gražiai atrodo. Nors iš pradžio ateina, atrodo tokios kuklios, susikaustę, o tu pasižiūri, kad wow, kaip iš tikrųjų, žinau, gražu. Tos tokios atrodytų, kad kaip mes sakom, pilkos pelytės, ar ne? Bet kaip jos šokiai išsilaisvina ir kaip jos geba save vesti, tai žinok, wow. Tai labai labai rekomenduoju kiekviena atras savo tą vietą, kur jinai labiausiai išlaisvėja, kas apie ją. Tik pajauskit, mielos moteris, koks šokis, kad būtų tinkama erdvė, tinkama mokytoja. Ir ta moterų bendrystė, tai irgi yra kažkas wow. Mes taip prisipildom viena nuo kitos. Tai labai labai. Labai nuostabu tave klausyti ir galvoju, nu kokia nuostabi moteris ir kaip jinai visur suspėja. Tai ar turi laisvo nors truputį laiko pabūti su savimi ir turi kažkokią, na žinai, vat, kaip ten sako, kad ir dienoje valandžiukę gal vieną, nes kodėl kalbu, labai viskas gražiai atrodo, ar tikrai labai tikiu tuo, kad tai padeda tavo visame gyvenimo, tos nesudėjus visas šitas dalis labai daug įneša
tos laisvės ir to, vat, labai ką pabrėžiai, to plaukimo, nes moteris ta Taip. kaip upė, ar ne, ir kaip jūra gali būti ir banguota. Bet ar turi minutėj sustoti, ar turi laiko sau? Ar ta, kuris sako, ne, neturi jau viskas, griūnu į lovą ir nebėra jėgų. Bet pas kitus pamėgstu padaryti dalykus, ar ne, tai, kas mane uždega kaip aistra, ar ne, aš vis tiek darau. Kaip pas tave yra? Jurgita, čia šita dalis, mes pačios pasidarom tą laiką savo. Mes pačios jį susikuriam. Jeigu jaučiam intuityviai, kad mums tai būtina, vat pabūt tą pusvalandį ar valandą dienoj su savim, tai mes būtinai ir susikursim tą laiką, taip kaip pavalgyti ar ne, nueiti į dušą, taip ir tikrai susikursim. Tai reikia to vidinio noro, suvokimo, kad tau to reikia. Ir tikrai stengiuosi, labai viskas keičiasi vis tiek, kaip eini jau į tą brandą, nuo kokių turbūt 30 metų ir aukštyn, labai viskas keičiasi ir tie poreikiai. Ir kadangi kaip gyvenu versle, iš pradžių tikrai daug teko dirbti tų valandų, kad tu negali atitrūkti ir to laiko tokio vat savo, kad pabūt su savim tikrai mažiau, bet paskui tu susidėlioji taip, deleguoji žmonėm, užmaitini žmonės, kad jie darytų daugiau, įkvepi, tada tau nereikia daug tų operacijų daryti ir atlieka to laiko ir tą laiką panaudoji savo. Tai vat būtent mes ir su mamyte drauge kartu, žinok, pasidarom tarp darbo per pertraukėlės kažkokias tai praktikas, turim savo mėgiamas praktikas ir, žinok, mes pasidarom tokių fainų praktikų ir taip gera, tada gaunasi, kad ir tu pailsi ir užmaitini bendrą erdvę, nes viskas šalia. Tai va taip ir atrandi tą laiką tiesiog per savo norą, per savo tą vidinį žinojimą, kad tau to reikia, nes moteriai tikrai to reikia. Ar meditacijai, ar praktikai kažkokiai, ar galų gale atsigerti ramiai kavos su desertu, ar laukiai įkvėpti, iškvėpti, pabūt. Tai vat atrandi savo tuos stebuklingus perliukus, kas tave atgaivina, įkvėpia ir dabar ypatingai stengiuosi tą įtraukti ir kuo daugiau dienoje. Nes be to tikrai neaprėptum tiek dalykų, negebėtum tiesiog padaryti, nes nebūtų tam energijos. Ir kas dar labai svarbu, išsimiegot. Vat išsimiegot, ta rutina, tas režimas be galo svarbus. Moteriai vat duoti savo išsimiegot. Tada tikrai viskas va taip plaukia. Aha, tai čia mums ir paslapčių savo atskleidė ir norėjau paklausti, kokių dar turi paslapčių, bet tu labai gražiai pasakai, kad miegas yra turbūt moters, sako, kaip grožio eleksyras, ne? Kai atsipalaiduoja kūnas. Gal turi kažkokias praktikas, nes esu girdėjus, kad moterys ir pagalves nusiperka ir, tą miego karalystę, pavadinkim taip, kažkodėl tai nuo žodis karalystė, sukuria kažkaip tai ypatingai. Taip. Ar ne? Ar tiesiog atleidi daugiau laiko savo pailsėti? Ir daugiau laiko stengiuosi leisti, bet žinoma, ne visada pavyksta, nes intensyvus gyvenimo tempas ir mano charakteris intensyvus, toksai veiklus labai, bet stengiuosi jau miego erdvę pasiruošti, man tokia išvalyta turi būti. Tai eteriniais, tai smilkalais, pagalvė su šilkiniu apklotuku, angelų prisistačius esu prie lovos atspintelės, akmenų tam tikrų, kurie man turi simbolikas. Ir pasidarau tą savo tokią erdvę ir einant miegot dar būtinai pasiklausau aukšto dažnio muzikos, vienokios ar kitokios, ar aurą valančios, ar moteriškumą įkvepiančios. Tiesiog pajauti, ko tau tuo metu reikia. Yra begalės dabar YouTube tų visokiausių muzikų. Ir visą laiką užsidedu ir bent pusę valandos pasidarai tokią praktiką prieš miegą. Ir tada tikrai ir ta kokybė miego man asmeniškai ir ateina per sapnus tokių suvokimų, prajautimų ir pramatymų tam tikrų, kai save jau stebi ir suvoki. Tai tokia yra ta mano visas tas ritualas miego, kuris man labai padeda. Ir be kurio, žinok, dabar nebegaliu. Man jau ir reikia tai kokybei visai dienos. Taip, žinoma. Pasidalinimas. Tai aš manau, kiekviena gali susikurti savo, kaip jinai nori, kaip jinai jaučia. Nes jau tas toks roboto ėjimas į lovą, kad grįžau pavargus, nebegaliu, ne, tu turi pradžiai nusimti dienos tą nuovargį, tu turi išbūti savo erdvėj, tiesiog paleisti, viską išsivalyti ir tik tada jau į tą miego būseną, kad būtų ta kokybė. Tai dabar šitą labai stengiuosi. Jeigu kalbant apie numerologiją, tai aš nežinau iš tikrųjų,
kokios ten tavo skaičiai, bet man labai atitinka imperatorės tą moters energiją, kuri moka mėgauti savo laisvų laikų, kuri skiria laiką savo, kuri turi savo imperiją, pavadinkim, ar ne? Žiūrėk, ką turiu kaip tik taro kortą. Geras. Va, ką tu dabar pasakai, o aš ją pasiruošus, tiesiog galvoju, vat moterim parodyti. Papasak, labai gerai. Tai va dabar mano nuskaitėjai, mano stalo nuskaitėjai, kas padėjo. Papasakosiu, aš tikrai su mielu noru ir paklausysiu, bet aš tave tiesiog taip apibūdinčiau, jeigu taip žiūrint ar ne iš numerologijos. Ir kartais moterys to sako, kurios verslininkės yra, tikrai yra daug moterų, kurios persidirba, kurios netranda savo minutės laiko, nesugeba. Turbūt tavyje yra labai didelė dovana mokėti viską suskirstyti, susidėlioti dienos ritme tą visą procesą, ar ne, nes kai tu esi atsakingas žmogus, iš tikrųjų visur viską padaryti ir suspėti ir šeimos, ar ne, dar viskas yra labai svarbu. Ar ne taip, ar pas tave vyksta atvirkščiai automatiškai, žinai, kaip automatiškai, momente čia ir dabar, bet jau pas tave ir susidėlioja, kad tu ir suspėjai. Ar turi kažkokį grafiką, kartais moterys vadina, kažkokį tai planą vadinamą? Būna visaip, bet labai dabar stengiuosi tam momente čia ir dabar, dėl to, kad mano apskritai gyvenimas, tiek buvimas versle, būna daug visokių iššūkių, kur tie dienos planai visą laiką jie keičiasi, nes tiesiog tu turi atreaguoti į situacijas. Tai mes dabar taip su mama stengiamės ir iš tikrųjų jau ir išmokė, ne tai, kad išmokė, bet tiesiog taip gaunasi automatiškai. Momentas čia ir dabar. Ir tu per tai eini ir žiūri. Žinoma, yra tas dienos tavo vis tiek tas planas, nes kai yra ir kai vaikai, ir namai, ir darbas, yra tos gairės, bet labai stengiamės momente čia ir dabar išjausti, išbūti. Ir todėl man tas taro korta valdovės, imperatorienės, kad apie ką tu ir kalbėjai, apie tą energiją, tai jinai man mūsų šitai temai, jinai man taip tinka. Tai būtent jinai labai gražiai atskleidžia, kas tas yra moteriškumas. Tai ta moteris, jinai tokia su suknelė sėdinti, su karūna, ar ne? Jinai sėdi savo sostę ir jinai užmaitina erdvę. Aplinkui gamta, gražu. Ir šita korta, jinai simbolizuoja labai stipriai apie moteriškumą. Tai yra Veneros planeta, kuri atsakinga už šitą taro kortą. Tai yra apie santykius, apie grožį, apie harmoniją, apie meilę. Tai visas tas moteriškumas telpa visame tame. Tai labai labai moterim visom iš tikrųjų palinkėčiau, ar yra skaičiuose to trejeto, ar nėra, bet puoselėti šitą energiją, nes išpuoselėti ir išlavinti tikrai galima. Ir tada tu maitini tą erdvę ir tau atsidėkoja visata. Tu būni savoje stichijai, toj kaupimo ir atidavimo. Tai labai labai svarbu moterim. Ar gerai supratau, kad dar draugauju ir su kortomis? Draugauju su taro kortom. Pasitarnauja, kaip ten sako, o gal atvirkščiai padedi ir kitiems netgi? Taip, kadangi esu praėjus mokslus taro kortų ir labai stipriai siejasi ir su numerologija, ką mes mokinomės, tie 22 skaičiai, tie 22 arkanai labai labai pagilino žinias mano visas. Ir tiesiog žiūrim tas energijas ir dienos. Būna užduodi klausimą, ir kokie iššūkiai lauks, su kuo reikės pradirbti galbūt tą dieną, ar ten galbūt kai jaunatis būna, ar pilnatis. Mes traukiam ir mama, ir aš, ir su draugiam tą darom, praktikuojam, nes turiu draugių, kurios irgi labai gerai supranta ir įvaldė yra. Tai toks irgi bendrystė gaunasi. Ir šitas dalykas, kai tu turi tikėjimą tuo ir suvokimą, jis tau tiek atsakymų gali duoti. Bet reikia mokėti skaityti, reikia mokėti intuityviai suprasti, ką tau sako. Tai naudoju tikrai ir labai pasitarnauja rutinoj. Tu net būna, žinai, kartais galvoji, kokia bus savaitė. Tu tikėsi vienaip, atsiverti tas kortas, net kartais gali apsisaugot nuo tam tikrų, kad tu sureaguotum adekvačiai, ar ne? Neįsilietum į kažkokį gal konfliktą ar situaciją, kad tu jau kitaip perfiltruotum, kas tavęs laukia. Tai labai fainai irgi stebėti tos dalykus, tai sakau, viską, kai sudedi į vieną visumą, astrologinį, taro kortų, numerologinį, ir tiek daug atsakymų tau atsiranda.
Na, aš tavęs klausausi ir galvoju, wow, kokią nuostabią asmenybę kalbinu, kiek joje telpa išminties ir kiek to grožio. Na, tikrai galbūt yra čia, parašykite pačioje, kas išklausėte iki šios minutės, pasidalinkite, ar ir jūs turite tokius dieviškas gebėjimo energijas, ne tas šeiminiškas, mamiškas energijas, ar ne tas archetipus, bet va šitas, tas aukščiausias, aš vadinu, energijas, moteris, kuri na, žino, kaip viskas visatoje vyksta ir jinai turi po rankas savo tuos įrankius, kuriuos gali išsitraukti ir savo padėti atsakyti, ar ne, į kažkokius tai klausimus. Kitą kartą galbūt per širdį, ar ne, gauti atsakymą ir tuo pačiu patvirtinimą. Ir parašykit iš tikrųjų, ar čia yra šitam besiklausančių moterų, o gal ir vyrų lygiai taip pat, kurie irgi turi įvairiausius įrankius. Na ir artėjant link pabaigos noriu paklausti, ar kada senai galėjai pagalvoti, kad būsi štai tokiame savo moteriškam amplua, kur galėsi mėgautis tuo gyvenimu, turėdama iššūkių, bet mokėdama su jais, kaip ir sakėjai, ar ne, pasiimdama įrankius, švelniau, lengviau praeiti. Ar kada nors apie tai pasvajojai, kad va taip tavo gyvenimas susiklostys? Nežinau, yra moteris, kurios sako, aš nuo vaikystės jau žinojau, kas bus, ką darysiu, ką veiksiu, ar ne? Mano atveju, žinok, Jurgita, taip nebuvo, kad aš žinojau. Man visą laiką buvau ieškojimo kely, nes visada aš žinau, kad turiu kažkur save padėti. Tiesiog padėti viduj, siela prašo, kas dar. Ir to ieškojimo būdu, žingsnis po žingsnio stebi, atreaguoji, eini, mokaisi, giliniesi, domiesi ir pamatai, kad va čia. Ir dabar tą, ką susikūrei, tai tikrai ir didelio darbo reikia, ir reikia žinių, ir mokslo reikia. Tiesiog yra didelis kelias ėjimas link to, daug ir iššūkių, daug pradirbti dalykų visokiausių, tikrai ir skaudžių, ir visokių. Tai yra didelis kelias. Ir jis dar niekada nesibaigia, nes tu nuolatos dar nori augti, tobulėti ir nuolatos krapštai vis kažkokius velniukus savo, su kuriais dirbi. O mano tema tai santykiai viso gyvenimo, man labai stipriai yra duota per santykius visur, daug ką suvokti, pradirbti ir transformuoti, pakeisti kitą lygį juos. Tai iš tikrųjų, kai tu viduj atrakini savo sielos duris ir supranti, ko tu nori, tai tu eini, pasiemi ir gauni ir susikuri tokią, kokią susikuri, niekas nieko neduoda. Tiesiog man galbūt prigimtinai labai davė tą tokį pasitikėjimą savimi stiprų, tą valią, pasitikėjimą, kas man labai pasitarnavo visam keliai. Tas stipri meilė savo. Galbūt todėl, kad turiu be galo daug liūto energijos ir jinai man labai stipriai leidžia tą daryti ir praeiti viską šitaip. Nėra tų blokų tokių, kad nepasitikiu, kad negaliu, tai reikia tik tokio noro ir suvokimo ko. Tai toks būtų tas mano kelias, jo nežinojau, bet atėjau taip, kaip atėjau, o dabar tai labai žinau, kad kaip moteris, tai tas dvasingumas ir moteriška išmintis tai yra numeris 1. Ko noriu ir ko siekiu. Ir ypatingai moterų bendryšių, dabar stengiamės su draugiam burtis, kurtis, užsimaitinti vieną kitą, atlikti kažkokias ar praktikas, ar pasidalinimus. Tai irgi į šitą einam labai stipriai, kad tavo bendrystė. Nes moteris gali viską. Tai aš tikrai džiaugiuosi už tave ir tikrai esi, man atrodo, šitame kelyje ir labai daug pasiekiai, nes, kaip ten sako, aišku, amžiaus mes niekada neskaičiuojam, nes sielos visada yra amžinos, bet tikrai tavo pasidalinimas atviras, nuoširdus, šis pokalbis kalba, kad tikrai tu tokia ir esi. Na ir užbaigiant mūsų pokalbį, kogi palinkėtum klausytojai ir klausytojai? Iš šiandieninio taško žiūrint, ar ne, ten, kur tu esi? Aš iš tikrųjų kiekvienam palinkėčiau, pirmiausia, tai meilė savo, girdėti save, sustoti akimirkai, įsiklausyti, ką nori mano vidus ir žingsnis po žingsnio stengtis, kad ta energija, kuri yra viduje, kad jinai išsilietų iš tavęs. Ir tada atsiranda ir ta meilė kitam, meilė aplinkai, tolerancija. Tai tiesiog būkim su savim,
moterys, pildykim save išmintim, dvasingais dalykais, prasmingais dalykais, tada nereikės jokių nei kaukių, nei kažkuom kitų save užpildyti. Ir tas gyvenimas tada visai kitaip atsiveria. Tai vat, palinkėsiu šitų dalykų, moterim to moteriškumo, kiekvienai savaip atrasti, išjausti, suvokti ir pildyti save, tiesiog vidų. Ne per išorę labiausiai, o per vidų pildyti save. Ir tai skleidžiasi labai labai gražiai ir pritraukia net žmonės tada tokius, kurie tau padeda ir atrakina dar kitas duris. Bet reikia pirmą save pripildyti, kad juos pritraukti, kad jie ateitų į tavo ratą. Tikrai taip, tau patvirtinu iš viso širdies. Tikrai taip. Na, ačiū tau, mieloji, bet užbaigiant aš noriu, mielasis ar mieloji, tave pakviesti, prisidėti prie organizacijos žmonėms, kurie padeda vaikams ir mamoms, kurie turi gyvenimo iššūkių. Taigi pačioje rasi nuorodą, kur pasirinkęs tam tikrą sumą gali prisidėti prie geresnio rytojaus. Na, o aš užbaigiant tikrai visą širdimi dar kartą ir savo pasitvirtinu, kad tikrai ta moteris yra ta, kuri myli save. O kai myli moteris save, myli pasaulis, myli verslai, myli draugės, myli visa aplinka. Todėl prisipildykim savo indą daug meilės, šilumos ir džiaugsmo. Ir tikrai tada aplinka viską labai gražiai atspindi, ar ne, iš išorės. Tai dėkoju tau, Erika, iš viso širdies. Dėkoju tau, Jurgita. Labai nuostabų, gražų, gilų pokalbį. Linkiu tau sėkmės visose tavo gyvenimo srityse. Ir tegu tavo išmintis iš tikrųjų paliečia tas sielas moterų, ar ne, o gal net ir vyrų, kurios ateis į tavo gyvenimą, ar ne, tam tikrais gyvenimo momentais. Ačiū tau dar kartą ir siunčiu tau be galo daug meilės, Jurgita, savam kely, nuostabus esi žmogus, skleisk ir daryk tai, ką darai, įkvėpi kitus, pasitarnauji ne vienam ir ne vienai, tai tikrai labai džiaugiuosi tave sutikus, dar kartą dėkoju. Ir siunčiu dar kartą daug meilės. Ačiū, priimu, dėkoju ir sakau iki kitų susitikimų, mėlyje. Iki.